Trečdalis visų nevaisingumo atvejų yra dėl moteriško faktoriaus. Šiame epizode supažindinsime jūs su priežastimis, dėl kurių kai kurios moterys negali pastoti. Jeigu patinka mūsų kuriamos turinys, spausk patinka ir užsiprenumeruok. Sveiki prisijungę prie Vaisingumo šaknis podcast'o. Čia su jumis Ieva ir Giedrė ir šiandien gvildensime moterų nevaisingumo temą. Sveiki visi. Tai galim, Ieva, gal ir pradėti nuo to, kokios yra tos 3 pagrindinės priežastys, dėl ko moteris negali pastoti. Pačios dažniausios nevaisingumo priežastys būtų ovuliacijos sutrikimai, lytinių takų pertvaros ir endometriozė. Tai dabar apie kiekvieną gal šiek tiek plačiau. Ovuliacijos sutrikimai sudaro 1/4 arba 25% kažkur nevaisingumo priežasčių pas moteris. Ovuliacija yra labai svarbus etapas pačiam pastojimui. Ovuliacijos metu kiaušinėlis, kuris yra subrendęs, išeina iš kiaušidės ir tada jis gali būti apvaisintas spermatozoidu. O jeigu ovuliacijos nėra, kiaušinėlis neišeina, tai savaime suprantama, kad ir pastojimo negali būti. O tai kaip įmanoma nuspėti arba kas gali išduoti, kad yra ovuliacijos sutrikimų? Įprastai pagrindinis dalykas tai būtų, jeigu mėnesinės yra nereguliarios arba jų nėra iš vis, tai įrodytų, kad yra ovuliacijos sutrikimai. Tai gali būti dėl daugelio skirtingų dalykų. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių, gal paprasčiausių arba pastebimų galėtų būti dideli svorio svyravimai, nes ir per mažas, ir per didelis svoris gali lemti hormonų disbalansą. O bendrai ovuliacijos sutrikimų priežastis ir būna hormonų disbalansas, reguliacijos sutrikimai arba kiaušidžių sutrikimai. Man tai yra geriausiai pažįstamas tai tas policistinių kiaušidžių sindromas, nes mes apie jį jau esame kalbėję, kur ir būtent dėl to, kad jis sutrikdo kaip ir hormonų pusiausvyrą organizme ir trukdo įveikti ovuliacijai. Tai ir dėl to būna, kad yra sunkumų pastojant, bet aišku, ne visą laiką būna, kad tiesiog pastoja moteris, tiesiog gal ilgiau prireikia laiko palaukti. Ir pagalvoju, kad pasakysiu, kad mes jau esame apie tai parengę epizodą ir jį galite rasti čia nuorodą įkeltoj. O kiti dar variantai būtų, pavyzdžiui, sutrikusi pagumburio veikla. Tai čia yra tokios smegenų dalis, pagumburis ir hipofizė, kurios yra mums labai svarbios, nes būtent hipofizė gamina ovuliacijai svarbius hormonus, kas yra liuteinizuojantis hormonas ir folikulų stimuliuojantis hormonas. Ir pagumburis pats, jis reguliuoja tų hormonų, tarsi reguliuoja hipofizę, kaip jį gamina tos hormonus. Tai jeigu yra kažkaip paveiktas pagumburis, tada bus sutrikusi ir tų reikalingų mums hormonų gamyba. Ir būtent tai lemia, kad dingsta mėnesinės arba jos būna nereguliarios, ovuliacija yra sutrikdoma ir tai galų gale lemia nevaisingumą. Pati pagumburio veikla įprastai gali ir sutrikti dėl, kaip ir prieš tai minėto, svorio pokyčio, taip pat dėl labai didelio fizinio ir emocinio streso, tai būtent irgi labai didelis, toks profesionalus, įprastai sportas gali tai sukelti, arba kažkoks emocinis stresas. Ir tai dažniausiai ir pastebima būtent per mėnesinių nereguliarių atsiradimą. Ir tada išsityrus galima pastebėti, kad yra sutrikimai hormoniniai būtent dėl pagumburio. Kitas su hipofize susijęs taip pat sutrikimas yra hiperprolaktinemija. Tik šiuo atveju yra tiesiog daugiau prigaminama hormono prolaktino. Ir tai trukdo estrogeno gamybai ir taip pat trukdo ir pastojimui. O prolaktinas tai iš čia kažko su pienu susijęs, su pieno gamyba, ar ne? Taip, prolaktino įprastai daug turime tam, kad išsiskirtų pienas, pradedant maitinimą, žindymą. O jeigu yra hiperprolaktinemija, tai vienas iš simptomų ir gali būti tai, kad išsiskiria pienas tada, kai jis neturėtų išskirti, nesant nėščiai ir nežindant, tai vadinama galaktorėja. Ir kaip iš tikrųjų ta aukštesnė prolaktino koncentracija yra toks nelabai patikimas rodiklis, nes prolaktinas labai skiriasi, jo koncentracija skiriasi ir nuo dienos. Dienos eigoje jį gali tiesiog kisti ir įvairūs dirgikliai, pats stresas, netgi stresas tada, kai yra paimamas kraujas, jeigu jūs labai to bijote tos procedūros, tai gali iš tikrųjų sukelti prolaktino padidėjimą.
Bet bendrai, jeigu jau tikrai yra nustatyta, kad tas prolaktinas yra padidėjęs ir keletoje tyrimų tas pats rezultatas matomas, tai kelios priežastys tai gali būti būtent, jeigu yra ovuliacijos sutrikimas, gali būti, kad pastebėsite, kad būtent yra galaktorėja, arba viena iš priežasčių gali būti ir auglys hipofizėje. Įprastai tai nėra taip baisu, kaip skamba ir galima jį panaikinti ir tada viskas susitvarkys, bet aš suprantu, kad auglys smegenyse įprastai gazdina. Taip, bet būtinai reikėtų išsitirti, jeigu nėra, pavyzdžiui, nei ovuliacijos, nei kažkokių kitų galinčių tai sukelti sutrikimų, tada reikėtų ištirti pasižiūrėti, ar nėra auglio hipofizėje. Kitas variantas, kodėl ovuliacija nevyksta, ar yra ovuliacijos sutrikimai, tai yra priešlaikinis kiaušidžių išsekimas arba kitaip priešlaikinė menopauzė. Tai pasireiškia tada, kai nebelieka tiesiog kiaušinėlių, nebėra kiaušialąsčių atsargų mūsų kiaušidėse ir vadinama priešlaikinė, todėl kad tai atsiranda anksčiau negu įprastai menopauzė turėtų atsirasti, net iki 40 metų jau tai gali pasireikšti ir tai nėra tikrai dažnas variantas, tai sudaro tik kažkur 1% moterų, bet ir kodėl tai atsiranda, kodėl vienom taip yra, kitom taip nėra, tai taip pat nėra vieno konkretaus atsakymo ir taip gali būti dėl genetinių priežasčių, gali būti dėl hormoninių, autoimuninių ligų ir taip pat gali būti dėl, pavyzdžiui, po chemoterapijos, jeigu nebuvo apsaugotas kiaušidžių audinys ir gali tiesiog būtent chemoterapija vėžio atveju taip pat tiesiog sunaikinti kiaušinėlio atsargas. Turint ovuliacijos sutrikimų, kai kurios moteris gali pastoti be jokių intervencijų, tiesiog joms gali prireikti daugiau laiko. Tačiau kitais atvejais gali tekti, pavyzdžiui, pakeisti gyvenimo būdą tam, kad hormonai susireguliuotų, arba dar kitais atvejais taip pat gali prireikti vaistų, kurie skatintų ovuliaciją, arba netgi donorystės pagalbos gali tekti sulaukti. Keliaukime prie kitos priežasties, dėl kurios moteris negali pastoti, tai yra lytinių takų pertvaros. Gal gali Ieva daugiau papasakot apie šią priežastį? Taip, tai kiaušintakių visos tos ligos pagrindė būna, tai susijęs su kiaušintakiais, nors ir sakom, kad visų tų lytinių takų pertvaros, nes jos gali būti visur ir gimdoje, ir kiaušintakiuose, bet jos pagrindė sudaro irgi apie 1/4, kitą 1/4 visų moterų nevaisingumo priežasčių, tai gana dažna priežastis, dėl to, kad mūsų kiaušintakiai yra labai lengvai pažeidžiami. Tai įvairios infekcijos, operacijos pilvo srityje, dubens srityje gali sukelti randelius, taip pat įvairios kitokios ligos. Viskas, kas gali paveikti mūsų vidinius organus, pavyzdžiui, dubenyje, arba infekcijos, kurios ten yra, jos gali palikti kažkokius tai randelius, saugas ir būtent tai trukdo kiaušinėlių judėti, išeiti lauk iš kiaušidės ir patekti gimdą ir susitikti su spermatozoidu. Tai taip pat ir spermatozoidai negali ateiti iki kiaušinėlio ir jo apvaisinti. Tai būtent tai trukdo pastoti per šitą mechanizmą. Bet yra variantų, kaip tai galima pašalinti. Tai yra operacijos, kur galima tiesiog pravalyti tuos kiaušintakius ir pašalinti visus tos randelius ir saugas. Arba jeigu jau neišeina taip, tai tada galima pasinaudoti IVF, pagalbinio apvaisinimo būdų, kai tiesiog bus apeinama ta dalis, tai nereikės kiaušintakių, tiesiog bus išimami kiaušinėliai, jie apvaisinami laboratorijoje ir po to perkeliami atgal jau į gimdą. Tai kad ir jeigu nėra visiškai kiaušintakių, pastojimas yra įmanomas, būtent pagalbinio apvaisinimo pagalba. O vienas iš priežasčių, kodėl taip pat atsiranda šitos pertvaros kiaušinėliuose ir įvairios sankaupos židiniai, tai yra endometriozė, kas yra viena taip pat iš dažniausiai pasitaikančių moterų nevaisingumo priežasčių. Endometriozė jau man irgi girdėtas žodis, mes irgi esame apie tai parengę vieną podcast'o epizodą. Tai yra tokia liga, lėtinė, uždegiminė, kurios metu tas gleivinės, kaip čia gimdos audinys, gleivinė, vystosi tiesiog veši kitose vietose negu gimdoje, tas vadinamas endometriumas. Ir pasirodo, kad netgi nuo 20 iki 50
procentų moterų, kurios negali pastoti, joms būna nustatoma endometriozė. Tai tikrai gan dažnai yra tas sunkumai pastoti dėl būtent endometriozės. Tačiau tai nebūtinai pasireikš. Yra moterų, kurios turi endometriozę ir jos pastoja ir neturi su tuo jokių problemų. Niekas nežino tiksliai, kodėl šita liga atsiranda, kaip jinai atsiranda ir kaip jinai lemia tą nevaisingumą. Ir toliau vyksta tyrimai, aiškinamas ir kažkada vėliau ateityje žinosim turbūt daugiau apie tai. Bet ir gera žinia yra ta, kad galima juk pasinaudoti įvairiais gydymo metodais tam, kad pavyktų pastoti. Ir daugiau apie endometriozę, kaip ir Giedrė minėjo, galite rasti mūsų epizode apie tai jį pridėsime čia. Ir mes dabar paminėjom berods ir visas tas 3 priežastis, ar ne, ovuliacijos sutrikimai, lytinių takų užsikimšimai ir endometriozė. Ar yra dar kažkokių priežasčių, dėl ko moteris negali pastoti, kurios gal mažiau žinomas arba tiesiog retesnės? Yra iš tikrųjų labai daug skirtingų priežasčių. Ir kartais gali būti netgi keletas iš tų mūsų minėtų tarsi susijungia į vieną ir daug kas tarsi persipina. Nes kitas variantas, pavyzdžiui, būtų hormoninės ligos. Tai gali būti ir skydliaukės sutrikimai, ir pagumburio veiklos sutrikimai, apie kuriuos mes taip pat kalbėjom prie ovuliacijos sutrikimų. Tai, viskas yra tarsi persipinę, bet tiesiog, jeigu yra kažkokios jau su hormonai susijusios ligos, tai yra tarsi taip pat jau įspėjimas, kad gali būti sunkumų pastoti vien dėl to, nes pas mus hormoninė sistema yra labai susijusi su viskuo, kas mūsų organizme vyksta, tai taip pat ir su vaisingumu. Ir vienas hormonas išsibalansavęs gali išbalansuoti kitą hormoną ir manau, kad jau mes apie vieną dalyką ką tikrai žinom, kad hormonų disbalansas yra blogai. Tai visur tai yra skanduojama, nes tikrai taip ir yra. Ir jeigu vienas hormonas yra netvarkoj ir, pavyzdžiui, žinome, kad gali tai sukelti ir aknę, ir plaukotumą didesnį ten, kuris neturėtų būti, ir nuotaikų kaitas, tai hormonai tikrai yra toks stiprus dalykas pas mūsų organizme, daug ką reguliuojantis, tai taip pat jie paveikia ir vaisingumą. Iš tikrųjų, tai, ką sakai, Ieva, labai kaip ir suprantama, nes mūsų organizmai yra vientisi ir vienas dalykas, jeigu kažkas negaluoja ar kažkaip kitaip veikia organizmą, tai visas organizmas kaip reaguoja ir kenčia gal nuo to. Tai tie hormonų tikrai sutrikimai, pilnai suprantu, kad jie nejuokai. Ar yra dar kažkokių, kurie yra, taip pat paveikia tą negebėjimą pastoti? Tai būtų taip pat autoimuninės ligos. Tai autoimuninės ligos pasireiškia, kai mūsų imuninė sistema pradeda atakuoti savus organus ir savus audinius, ką įprastai turėtų ignoruoti, neturėtų atakuoti. Tai tada tarsi mes patys su savim kovojam ir save žalojam. Ir pavyzdžiui, tokios ligos kaip Hashimoto, tai ir kitos skydliaukių ligos, ir vilkligė, ir reumatoidinis artritas. Turint kažkurią vieną iš šitų, taip pat iš karto galima įtaka ir vaisingumui. Nors visos tos lygos skiriasi ir gali būti skirtingi mechanizmai ir nėra kol kas aišku, arba bent jau nėra irgi vieno paaiškinimo, kaip ir kodėl tai paveikia vaisingumą. Bet įprastai sakoma, kad tai galėtų būti susiję su uždegiminiam reakcijom atsirandančiom dėl būtent šito autoimuninių ligų ir netgi su vaistais, kurie yra skiriami gydyti šiom ligom. Dėl to visą laiką, jeigu yra kažkokios lėtinės ligos, su kuriomis gyvenate, kur žinote, kad jas turite ir vartojate vaistus kiekvieną dieną tom ligom, būtinai pasikalbėkit su savo gydytoju, ar tie vaistai tinka bandant pastoti ir ar jie nepakenks nėštumui. Tai tada gydytojas galės taip pat padėti sureguliuoti dozes arba pakeisti vaistus į tos, kurie tiks. Man irgi dar viena pažįstama tokia imuninė liga yra antifosfolipidinis sindromas, nes tiesiog man irgi nustatė ir tai reiškia, kad kraujas kreši žymiai greičiau ir ypač pasitaiko moterims ir dažnai pamatoma šita liga, kai įvyksta pakartotiniai persileidimai būna, kad nustato. Tai tikrai yra viena iš tų.
Ir daugelis tų visų lygų, kurias jau dabar čia vardinom, gali būti susiję ir su genetika. Tai vat kita priežastis irgi būtų genetika ir genetinės lygos. Tai net ir žinom, kad policistinių kiaušidžių sindromas ir priešlaikinis kiaušidžių išsekimas, priešlaikinė menopauzė, kaip ir minėtos autoimuninės lygos ir pati endometriozė, jau daug kas, ką iš čia paminėjom, turi ir genetinių faktorių. Tai kaip ir sakiau, viskas yra kažkaip susipynę. Tai labai tokių priežasčių konkrečių vienų pačių yra sunku išskirti, nes jų gali būti daug įvairiausių niuansų. Ir žinoma, šitos dabar mano vardintos lygos, jos dažniausiai tik tai didina riziką nevaisingumo. Tai pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra policistinių kiaušidžių sindromas, gali būti tau didesnė rizika, kad ir tau bus policistinių kiaušidžių sindromas ir tada didesnė, kaip yra kažkokia tai rizika, kad galbūt bus sunkumų pastojant. Bet tai nėra 100% dalykas. Bet yra kitos jau konkrečiai chromosominės genetinės ligos, kurios yra susijusios su nevaisingumu. Tai pavyzdžiui, Turnerio sindromas arba fragiliosios trapiosios X sindromas. Ir pavyzdžiui, Turnerio sindromo atveju nėra vienos chromosomos X. Įprastai mes turime 2 chromosomas X moteris, tai jos lemia mūsų lytį ir daugelį dalykų, kas yra susijęs su mūsų lytim ir būtent tai, kad esame vaisingos, kad mūsų reprodukcinė sistema yra tinkamai išsivyščiusi. Ir Turnerio sindromo atveju vienos iš šitų X nėra. Arba visos, arba dalies jos nėra. Ir tai gali, pavyzdžiui, lemti tai, kad yra priešlaikinis kiaušidžių nepakankamumas, tas išsekimas ir, pavyzdžiui, sutrikusi visa raida paauglystės metu, mėnesinės gali vėluoti, tai žinoma didina nevaisingumo riziką. Ir labai panaši situacija yra su trapiosios ar fragiliosios X sindromu, tik čia yra vieno konkretaus geno, FMR1 vadinamas taip genas, jame yra mutacijos, kurios būtent ir sukelia šią ligą. Ir tos mutacijos taip pat reiškia, kad bus kiaušidžių nepakankamumas, kad gali būti sutrikusi paauglystė, visa tas vystymasis. Ir taip pat yra kai kurios netgi ligos, tiesiog yra, kai žmogus gimsta be gimdos arba gimsta su kažkokiais tokiais dideliais pakitimais reprodukciniai sistemoje, kurios tiesiog neleidžia išnešioti vaiko. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokios tai gimdos formos sutrikimai arba ten dviragė gimda, tai gali būti, kad pavyks pastoti, bet tiesiog nepavyks išnešioti vien dėl to, nes vaikelis, vaisius negali užaugti tinkamai. Ir kai kuriais iš šitų atvejų galima tiesiog padaryti operaciją ir padėti. Kartais visgi neišeina ir tada jau reikia, pavyzdžiui, įsivaikinti tiesiog būtų variantas arba surogatinė motinystė kitas variantas. Tai nes tiesiog tada jau tai moteriai neišeina išnešioti vaiko, nors ji gali turėti ir visiškai sveikas kiaušidės su daug kiaušialąsčių, bet tiesiog išnešioti neišeis. Taip. Bet visada galimybė kažkokia, susilaukti tų vaikų vis tiek yra, bent jau šiais laikais. Aha. O nuo ko reikia pradėti, tarkim, jeigu turi įtarimų, kad yra dėl kažkokių priežasčių nepavyksta pastoti, kad čia ne šiaip savo, nuo ko pradėti tą išsityrimą ar kelionę gauti daugiau atsakymų? Žinoma, pirmiausia, reikia kreiptis į gydytojus, kad jie atlieka įvairiausius testus, kad tai nustatytų. Tai čia būtent priklausomai nuo kokia yra ta priežastis, pagal kažkokius tai simptomus gal, pagal žinomas ligas, pagal dar kažką galima truputį nuspėti ir tada nukreipti vieną ar kitą pusę, pasidaryti tyrimus. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką galit patys pastebėti, tai būtent jeigu yra nereguliarus mėnesinių ciklas. Jeigu jis yra tikrai nereguliarus, jeigu net nėra mėnesinių arba pasidarius, nes namuose galima atlikti ovuliacijos testukus ir atlikus ovuliacijos testukus neišeina aptikti ovuliacijos, tada gali būti jau įtarimas, kad kažkas yra sutrikimai su ovuliacija. Kad, pavyzdžiui, kiaušintakiai yra užakę ar ten su saugom, tai žinoma patys mes negalim pastebėti, nebent per tai, kad bandom pastoti ilgą laiką ir nepavyksta kažkodėl. Bet čia galima kreiptis į gydytojus, jie atliks ultragarsinį tyrimą, apžiūrės, jeigu reikės atliks kitus tyrimus, kurie padės tikrai nustatyti, ar viskas yra tvarkoj, ir gimda, ir kiaušintakiai.
Ir taip pat, pavyzdžiui, galima atlikti hormonų tyrimus kraujyje, tai galima tada nustatyti, kaip tie hormonai ir viskas ten tvarkoj, ar nieko nėra nei per daug, nei per mažai. O tai jeigu, atsiprašau, Ieva, jeigu truputėlį dar konkrečiau, tai kai sakai gydytojas, tai čia pas šeimos gydytoją, ginekologą, ar jau kreiptis tiesiai į vaisingumo kliniką, jeigu kyla tokių įtarimų, kaip manai, nuo ko geriausiai pradėti? Pirmiausia, galima tiesiog nueiti ir pas šeimos gydytoją. Viskas priklauso, kaip ir minėjau, nuo to, kokia ta situacija. Galima kreiptis pas ginekologą, aišku, kad apžiūrėtų, jau ultragarsą, viską, tai tada pas ginekologą. Pačius tos tyrimus ir hormoninius kraujo tyrimus bendrai galima pasidaryti ir pas savo šeimos gydytoją. Tai čia, labai viskas priklauso, bet nebūtinai, žinoma, iš karto eiti į vaisingumo klinikas, galima ir pas savo jau įprastus specialistus apsilankyti pirmiau ir tada jau žiūrėti, ką reikia daryti ir ar kažką reikia daryti. Ar čia gal tiesiog, panika ir iš tikrųjų pas jūs viskas tvarkoja ir gal tiesiog reikia truputį daugiau laiko. Bet vienas, kas yra svarbus dalykas, tikrai, kad reikia ištirti ir partnerį. Reikia nepamiršti vyro, nes kitas trečdalis visų nevaisingumo atvejų yra būtent iš vyro pusės. Ir žinoma, likęs trečdalis tai yra tada, kai ir pas vyrą ir pas moterį yra sutrikimų. Tai pavyzdžiui, jeigu yra tik vienas iš jų ištirtas, irgi gali neparinkti tinkamo gydymo. Nes jeigu jau yra du, tai jau gali būti kitoks gydymas, būtent dėl to, kad ir pas vyrą kažkas yra ne taip. Tai visada svarbu ištirti abiem poroje ir nepamiršti vyro. Taip. O apie vyro nevaisingumo priežastis mes pakalbėsime kitame epizode. Tad jeigu dar neužsiprenumeravote mūsų kanalo, tai kviečiam tai padaryti dabar ir taip pat paspausti mygtuką patinka. Ačiū, kad buvot su mumis šį kartą, ačiū, kad išklausėt visą epizodą, tikiuosi, kad gavot naudingos informacijos ir iki kitų kartų. Iki.